tokie reti atvejai, kur jau gimsta su labai mažu rezervu, tai esam turėję ir 21 ir 22 metų pacientis, bet vadinasi, jos jau gimė su labai labai žemu rezervu. Yra ir kur šeimoje, pavyzdžiui, kartojasi, yra pacienčių sakysius, kad mamai buvo anksti menopauzė, ten močiutei. Tai jeigu jau tokia istorija yra šeimoje, tai jau tikrai irgi reikėtų pasitikrinti ir ar tas rezervas geras. Yra šiaip ir tyrimų padaryta, kurie parodo, kad jeigu moteris yra strese kažkam didžiuliam arba kažkokia yra, tarkim, situacijos gyvenimo jai nepalankios, tai keičiasi gimdos receptyvumas, tam tikra genų raiška keičiasi gimdoje, vadinasi, tai yra tikrai fiziologiškai jau tyriama ir tam tikrais tyrimais įrodyta. Tai aišku, kad yra viskas susiję, turbūt tiesos yra visame tame ir man pačiai yra tekę susidurti, pavyzdžiui, kai išvykstu į, tarkim, kažkokius mokymus, konferenciją ilgesniam laikui ir mano, tarkim, pacientai kažkokie jau buvo pasiruošę gydymui ir aš grįžtu ir jie ateina su teigiamu nėštumo testu, tai būna labai juokinga, nes sako, kad mėnesinės vėluoja, nesuprantu, jau čia turim pradėti gydymą, o nėštumo testą tai nesugalvoja pasidaryti. Bet yra ir dėja tokių situacijų, kai nepadeda atsipalaidavimas, nes yra medicininės tiesiog būklės, kurios trukdo pastoti. Labas, noriu padėkoti tau, kad žiūri Nerutino podcastą net po metų pertraukos. Jeigu dar neprenumeravai, paspausk prenumeruoti ir padėk laiką ant epizodų, kurie tau patiko. Gerai. Taip pat labai noriu padėkoti nuolatiniam partneriams, Comfort viešbučiui, kuriame filmuojame visus epizodus, ir Gentle Day. Gentle Day yra prekės ženklas, kurį sukūrė nuostabi moteris Vilmantė, kuri rūpinasi, kad moteris jaustųsi komfortiškai kiekvieną ciklo dieną. Kelnaitės visiškai nuima stresą mėnesinių metu, nes nėra baisu, kad prabėgs, o įklotai yra tokie patogus, kad nejaučiamas joks diskomfortas. Nuoširdžiai galiu pasakyti, pabandžius nebenorėčiau grįžti prie jokių kitų įklotų. Šiandien Nerutino podcast'e kalbinu nevaisingumo gydymo ekspertę Brigitą Vaigauskaitę Mažeikienę. Ir šitas podcast'as skirtas yra tokiom dviem auditorijom. Viena auditorija yra moteris, kurios yra virš 30 daugmaž metų, dar neturi vaikų, bet planuoja jų turėti ir nori savim pasirūpinti ateityje. Ir kita auditorija yra poros, kurios bando susilaukti vaikų ir jiem nepavyksta. Tai čia paliksiu. Tas skambutis nieko tokio. Tai labas, Brigita. Ir mano gal pirmas klausimas toks labiau šiek tiek apie tave, kadangi tu tiek daug metų jau padedi poroms susilaukti vaikų. Ir būna situacijų, kada nepavyksta arba reikia pranešti tyrimo rezultatus prastus. Kaip tu pati išbūni tą, ar yra kažkoks specialus pasiruošimas? Žodžiu, kaip gydytojai išgyvena šitą etapą? Geras klausimas labai. Tai aš nežinau, nėra recepto. Tai žinai, kad tai yra proceso dalis ir tiek suprasti tą žmogų, pasistengti duoti jam erdvės, tame suprasti, kad jis gali tą akimirką ir pykti galbūt, ir nuliūsti, neprimti to jokių būdų asmeniškai, nes tai yra normali visiškai reakcija. Tai gal sakyčiau duoti erdvės, išgyventi viską, ką tu ten jauti tuo momentu. Tai kažkaip taip aš esu savo pasakiusi ir taip kiekvieną kartą turbūt po truputį vis pakartoju savo tą ir einu. Taip. O kaip pavyksta neparsinešti namo tų situacijų arba tų pačių emocijų, kaip pavyksta neparsinešti? Nežinau, ar pavyksta, taip irgi negalima sakyti, vėlgi kiekvienas atvejis skirtingas, nes kaip ir sakiau, ryšys yra skirtingas šiek tiek, tu vis tiek apie tai galvoji neišvengiamai, vis tiek namuose tu grįžęs apie tai pagalvoji ir kartais atrodo reikia kažkokios veiklos arba kažko. Kartais manęs klausia vyras, kur tu taip čia vis tai lauką, tai dar kažkur, tai sako, tu pasėdėk namuose, pailsėk. Bet man ta veikla kažkaip, ypač po sunkesnių darbo dienų, man padeda tiesiog padėti viską, pereiti į savo kažkokį laisvalaikį.
Tai vat, kaip ir manau, kiekvienas žmogus po sunkesnių darbo dienų kažkokių įmasi priemonių, kad jam ta diena būtų lengvesnė. Kartais pasivaikščiojimas, kartais kažkokia veikla, fizinė veikla. Tai kiekvienam skirtingai. Tai ir aš taip pat turiu tokias veiklas, kuriam užsiem. Dabar pradėkim nuo to 30 metų, 30 ir virš metų amžiaus moterų, kurios galbūt yra vienišos arba turi santykius, bet dar galvoja apie karjerą, neplanuoja šiuo metu susilaukti vaikų. Kaip savim pasirūpinti, kad neatsitiktų nelaimė, tarkim, pavyzdys galbūt yra mano, kad aš reguliariai vaikščiau pas ginekologę ir kadangi nesifokusavau iš šitą klausimą, niekas net neatkreipė dėmesio, kad galbūt yra mažas rezervas arba kad reikėtų paskubėti. Tai vat, kaip pačiam pasirūpinti savim ir šituo klausimu pasiruošti. Jo, tai dabar pirmiausia reikia džiaugtis, kad jau daugėja tos informacijos apskritai, jau daugiau yra kalbama, jau girdima yra visuomeniai ir žiniasklaidoje apie vaisingumą, apie nevaisingumą, tai pirmiausia ir tas jau yra gerai. Tai žmonėm jau natūraliai kyla klausimai, tai manau galima paklausti pirmiausia ginekologo savo, kokia yra mano situacija, galbūt kažkada ateityje, ar man čia nebus problemų planuojant nėštumą. Tiesiog natūraliai užklausti savo ginekologo. Ir dabar jau, kadangi mes turim specialybę, tai yra ginekologus, kurie specializuojasi nevaisingume, tai visai galima ateiti į konsultaciją, tiesiog sužinoti informacijos, kad ir su partneriu, ar ten be partnerio, kad ir kokia bebūtų ta gyvenimo situacija, tai galima visai ateiti ir tiesiog išsitirti. Ir yra ir hormoniniai tyrimai, kuriuos galima padaryti papildomai, kad sužinotume, kokia ta situacija. Tai tikrai drąsiai. Nevaisingumo gydytojas nėra, kuris jau gydo tik porą. Dauguma šalių yra ir gydytojas, kuris tiesiog konsultuoja žmonės vaisingumo klausimais, nes tas švietimas dar tik įsibėgėja šituo klausimu, tai manau, kad tada ta našta tenka gydytojams. O kokie konkretūs tyrimai hormoniniai ir kokie galbūt ultragarso tyrimai parodo, kad gerai, čia yra geras rezultatas arba kaip tik jums reikėtų dabar paskubėti? Tai ultragarsu mes žiūrim visą vidaus anatomiją moters reprodukcinių organų ir skaičiuojam kiaušidėse folikulus. Tai yra tas folikulas, kuris augina kiaušialąstį, kiekvieną mėnesį ovuliuoja. Priminsiu, tai skaičiuojam jų skaičių, kad įsivertintume, koks yra tas kiaušidžių rezervas. Reiškia, kiek tų kiaušialąsčių yra plius minus kiaušidėse, o hormoniniai tyrimai atliekami irgi visuma, dalis jų per mėnesinės. Vienas iš tokių specifiškesnių yra toks antimilerinis hormonas, jisai atspindi kiaušidžių rezervą. Žinoma, nereikia jo taip statiškai vertinti, bet taip maždaug įsivertinti tą situaciją galima atliekant šitą hormoną. Ir jisai toks yra vienas iš tokių pagrindinių suprasti, kokia yra ta situacija. Tai mes visą laiką juos atliekam, siūlom atlikti, ar bent jau pasiūlom atlikti ir tada paaiškinam pacientėm, kokios reikšmės, kiek čia normalu, nenormalu ir aptariam tas rezultatus. O koks, pavyzdžiui, kiekis kiaušialąsčių, ar ne, aš teisingai sakau, ar kiaušialąsčių mes nematom, bet folikulus mes skaičiuojam, jo. Koks kiekis folikulų būtų, jau kur reikėtų susirūpinti, ar reikėtų paskubėti? Labai priklauso nuo amžiaus moters, nes su amžiumi kiaušidžių rezervas mažėja, tai tos tokios kaip normos kiek nėra. Pagal antimilerinį tai žemas rezervas skaitomas, kai yra mažiau 1 nanogramo mililitre, bet jeigu jau ultragarse vienoj kiaušidėj matai 2-3 folikulus, tai taip jau reikėtų tiesiog jau atkreipti bent jau dėmesį ir padaryti papildomus tyrimus, kad pasižiūrėti, kaip ten yra giliau. Kokie būna simptomai, kurie parodo, kad reikėtų susirūpinti ir pagalvoti, galbūt nueiti pas nevaisingumo gydytoją, ekspertą? Tai turbūt pats pagrindinis, kada turbūt kiekviena moteris nueitų šiaip pas ginekologą, tai yra mėnesinių ciklo sutrikimai. Tiesiog pasižiūrėti, jeigu ciklas pradeda labai ilgėti, arba kad ir dažnai būtų ir po to ilgėti, arba tarp iškristi iš vis mėnesinės, tai pasižiūrėti, ar tai yra tiesiog kažkokių gyvenimo situacijų nulemta, ar visgi tai yra susijęs su kiaušidžių rezervu. Nežinoma, savijautos prastėjimas. Štai moteris yra nuo hormonų gan priklausoma, tai jeigu
nuolatinis nuovargis, kažkokia oda pasikeičia, nagai lūžinėja, toks sisteminis, sakykime, ne, kažkoks toks nusilpimas, tai vėlgi reikėtų pasitikinti ir apstai mėnesinių pačio turinio pasikeitimas. Kai kurios moterys sako, buvo labai gausios mėnesinės, pradėjo keistis, susilpnėjo, mažai jų, visai taip vos nebesargu teplioja. Tai jeigu kažkas tokio labai drastiško, irgi reiktų bent jau pas ginekologą nueiti, pasitarti, galbūt reikia čia pasižiūrėti. O ar yra kažkokios priežastis, dėl ko gali mažėti folikulų skaičius? Ar mes, moteris, galim savo padėti išlaikyti ilgiau? Ar yra kažkokios priežastis, kurios lemia? Čia tokia populiari tema. Dabar daug kas manęs klausia, ar galima padidinti kiaušidžių rezervą. Tai daug kas iš tikrųjų domisi dėl to kiaušidžių rezervo ir dabar nemažai tyrimų atliekama, studijų, tam tikrų naujų gydymo metodų, kaip galima pabandyti tą rezervą išlaikyti gal, nes kol kas padidinti jo mes negalim. Tai vis dar tai yra tokiuose klinikiniai praktikoje, dar tokiuose ne visai turinti savo vietą gydymo metodai, bet žinoma, sveika mityba, sportas, tas yra labai labai svarbu, reikia suprasti, kad mūsų kūno gerovė lygiai taip pat atsispindi ir ląstelėse, visose, aš turiu menį, ne tik kiaušialąstėse. Kuo mes veikiau maitiname, sportuojam, vadinasi, kraujotaka yra gera, vadinasi, ir ląstelės funkcionuoja taisyklingai, tai tas yra susijęs su visu mūsų kūnu. Tai va, aišku, yra ir papildų galbūt visokiausių, bet čia jau kita tema, ne visi jie įrodyti, tai tiesiog aš sakyčiau sveikas gyvenimo būdas ir būtinai sportas. Kadangi apie papildus užsiminiai, gal galėtum pasidalinti, kokie yra papildai, kuriuos gydytojai rekomenduoja žmonėm, kurie porom, kurie pradeda dabar fokusuotai dirbti ties vaisingumo klausimu. Tai papildų tema yra kontroversiška, nes yra krūva studijų tikrai labai daug, vienos įrodo papildų naudą, kitos paneigia, tada atsiranda visokie tokie neaiškumai. Tai visada rekomenduojam folio rūgštį, žinoma, nes tai ir vaikučiui reikalingi papildai, įrodyta, kad ir ląsteliai tai yra būtinas papildas. Vitaminą D, nes mes Lietuvoje gyvenam, kaip žinom, saulės mums trūksta, tai vitamino D papildus, žuvies taukus, nes irgi žinia, kad lietuviai nesuvalgo tiek produktų žuvies, kiek reikėtų. Dabar visai yra mėgstamas kofermentas Q10. Apie jį irgi jau daug manęs pacientės klausė, išsiskaičiusios ir tikrai jau aš radau studijų, kurios jau palygina studijas tarpusavyje ir sako, kad ir randa įrodymų, kad yra susijęs su geresniu ląstelių metabolizmu ir šiek tiek gerina rezultatus pastojimo, ar ne? Tai aš jau irgi jį įtraukiu į rekomendacijas ir porom dažniausiai pasakau apie jį. Vėlgi tai nėra kažkoks oficialus guideline'uose ir rekomendacijose jo nėra, bet apie jį jau daug kalbama yra ir tikrai jau nemažai radau studijų, kurios sako, kad visgi gerėja rezultatai naudojant kofermentą Q10. Kadangi šiek tiek užsiminėjai apie tokias visas alternatyvas, aš kai pradėjau eiti šituo keliu, gavau labai daug komentarų, pasiūlymų, pavyzdžiui, akupunktūra, mirkyti koją šiltame žolelių vandenyje, tiesiog atsipalaiduoti. Labai daug tokių rekomendacijų, kurios nėra įvertintos arba moksliškai ištirtos. Ką gydytojai galvoja apie tokius būdus įvairius, kurie nėra mediciniškai galbūt pagrįsti ir panašiai? Svarbiausia, kad tai nekenktų iš esmės nei psichologiniai, nei fiziniai sveikatai. Ir ne, kad ta rekomendacija arba tas kažkoks būdas nedarytų kažkokios žalos, man atrodo. Jeigu tai yra dalykas, kuris pagerina paciento psichologinę būklę, jeigu tai yra žmogų atpalaiduoja, kad ir, pavyzdžiui, akupunktūra tikrai yra įrodyta, kad net atpalaiduoja, žmogus tampa ramesnis, gerina kraujotaką, tai aš manau, kad nereikia turbūt mums taip jau labai statiškai žiūrėti. Vėlgi, kas žmogui yra gera, naudinga, kas jį gerai veikia, manau, kad tai iš esmės vėlgi aš grįžtu prie to požiūrio, kad tai yra gerai visam kūnui, reiškia gerai ir ląstelėm, reiškia gerai ir pastojimui. Tai taip
bando, manau, ir dabar jau daug gydytojų bando žiūrėti į žmogų kaip į visumą, ne į kažkaip tik vieną sritį. Tai jeigu žmogui tai yra gerai, jis nuo to geriau jaučiasi ir tikrai tai įrodo, kad nežaloja žmogus, tai žinoma, ir kojas šiltam vandenį, juk malonu yra mirkyti. Man irgi turbūt po sušalusiam kojam smagu, tai jeigu gera, tai manau, kad viskas tvarko. Svarbu, kad nedarytų žalos. O tas pats atsipalaidavimas. Tikrai irgi nekartą girdėjau istorijų, kad tokių sėkmės stebuklų istorijų iš moterų, kad aš išvažiavau į kelionę atostogų, grįžau pasilgus vyro, atsipalaidavau, ten ir linksminaus ir visą ką, ir pastojau. Arba ten, tiesiog leidau savo atsipalaiduoti, išvykau į kelionę ir pastojau. Ar pati esi susidūrusi su tokiom situacijom, kur gydymo procese žmonės tiesiog susilaukia vaikelio? Pačios geriausios šitas istorijas. Taip, aišku, kad yra šiaip ir tyrimų padaryta, kurie parodo, kad jeigu moteris yra strese kažkam didžiuliam arba kažkokia yra, tarkim, situacijos gyvenimo jai nepalankios, tai keičiasi gimdos receptyvumas, tam tikra genų raiška keičiasi gimdoje, vadinasi, tai yra tikrai fiziologiškai jau tyriama ir tam tikrais tyrimais įrodyta. Tai aišku, kad yra viskas susiję, turbūt tiesos yra visame tame ir man pačiai yra tekę susidurti. Pavyzdžiui, kai išvykstu į, tarkim, kažkokius mokymus, konferenciją ilgesniam laikui ir mano, tarkim, pacientai kažkokie jau buvo pasiruošę gydymui ir aš grįžtu ir jie ateina su teigiamu nėštumo testu, tai būna labai juokinga, nes sako, kad mėnesinės vėluoja, nesuprantu, jau čia turim pradėti gydymą, o nėštumo testą tai nesugalvoja pasidaryti. Tai labai būna šitos smagios konsultacijos ir labai jos tokios gerų emocijų atnešančios. Tai aišku, kad būna ir sakau, tai tas irgi atėjo turbūt iš kažkokios senovės, ar ne, nes kažkaip yra, kad sakydavo seniau, kad atsipalaiduokit, tai turbūt ne veltui kažkokia dalis tiesos tame tikrai yra, bet yra ir dėja tokių situacijų, kai nepadeda atsipalaidavimas, nes yra medicininės tiesiog būklės, kurios trukdo pastoti. Dabar kalbant apie šeimas, kurios jau susiduria su nevaisingumo problema, koks būna procesas ir kokie tyrimai yra reikalingi ištirti nevaisingumo priežastis. Tai pradžiai gal pradėkim nuo tyrimų. Tai labai skatinam poras pirmiausia ateiti į konsultaciją kartu, nes tada ir informacija buvo išgirsta, gali namuose grįžti, pasikalbėti, ar vienodai supranta tą informaciją, galbūt tada dar naujų klausimų abiem atsiranda, tai labai džiaugiuosi, kad ateina poros kartu jau, kad ir į pirmą konsultaciją ar į antrą konsultaciją, tai labai vis laik man asmeniškai yra kažkaip atrodo lengviau kalbėti. Ir tada mes dažniausiai susidarom planą, pasižiūrim, ką jau yra pora atlikusi, nes kai kurie jau yra atlikę kažkokius tyrimus, tai dažniausiai būna hormoniniai tyrimai moteriai, vyrui kaip taisyklė spermograma, jeigu reikia tada papildomas ištyrimas dėl infekcijų, dėl vyrui taip pat hormonų tyrimų, jeigu jau yra kažkokių tai indikacijų. Na ir po to jau keliaujam taip žingsnis po žingsnio. Jeigu nieko nerandam, tada ieškom, žiūrim ar kiaušintakiai pratekami, nes per tai keliauja embrionas ir implantuojasi į gimdą, tai yra tam tikrų būdų, kaip juos ištirti. Žinoma, kartu darom ultragarsinį tyrimą, žiūrim ar anatomiškai viskas tvarkingai, gražiai. Ir tada jau, kai turim visą informaciją, sėdam kartu ir arba kažką rekomenduojam, arba aptariam, kokios galimybės, kokios opcijos, kokia pastojimo prognozė, sakykim taip. Ir tas toks gydymo pasirinkimas vis tiek yra kartu su pora, dėl to, kad tai yra ir poros sprendimas ir jie irgi tame labai dalyvauja. Kiek yra svarbus kiaušintakių pratekamumo tyrimas ir kiek jisai yra efektyvus ir ar žalingas kažkuo tai? Tai kiaušintakių pratekamumas iš esmės dabar jau pagrinde galima patikrinti jį tokiais dviem būdais. Tai vienas yra operacija, laparoskopija, kai tu eini į pilvo ertmę ir jau žiūri su kamera, tai yra pilna tokia operacija su narkozė ir tu patikrinta pratekamumą jau būdamas, kaip sakoma, pilve. Kitas neinvazyvus būdas yra su
na tai būtiškai putomis arba tam tikrų kontrastų, kurį tu suleidi per kateterį į gimdą ir jisai taip gražiai iš gimdos kiaušintakiais turi ištekėti į pilvą. Tai dažnai pacientai sako, darysim tą praplovimą. Tai kažkaip suprantu, kad jis vadinamas dar ir praplovimu, dėl to, kad putos tekėdamas kiaušintakiais, nežinau, kaip galim sakyti, praplauna, bet gal suaktyvina kiaušintakius, nes kiaušintakiai yra iškloję tokie kaip plaukeliai mini. Ir jie tą kiaušialąstę taip pat gražiai stumia, labai yra daug video internete, kaip jie stumia kiaušialąstę pagautą link gimdos, tai jis susitinka su spermatozoidu ir apvaisinama ir tada tą embrioniuką jau taip stumia į gimdą. Tai vat viena iš teorijų, kad tas kontrastas tekėdamas tuos plaukelius šiek tiek suaktyvina ir dėl to būna savaiminių pastojimų. Tas procentas, žinoma, nėra labai didelis, bet tikrai pasitaiko kartais po tyrimo. Tai nėra gydymo metodas, bet kartais pasitaiko, dėl to kažkaip jisai taip mėgstamas, negaliu taip pasakyti, bet vis tiek reikia kiaušintakių pratekamumą ištirti, nes reikia suprasti, ar tikrai yra tas kelias iš kiaušidžių į gimdą nesutrikdytas, ar tikrai gali tas kiaušinėlis nukeliauti iki gimdos. Jeigu jau pradedam kalbėti apie tos procedūras, kokie yra būdai jau su pagalba gydytojo pastoti? Tai pagrindiniai tokie gydymo būdai yra intrauterinė inseminacija ir pagalbinio apvaisinimo procedūra jau mėgintuvėlyje, ne moters kūne, tai tas vadinamas IVF-as, tokia jau buitinė kalba. Tai inseminacija yra labai paprasta procedūra, iš esmės aš ją ir pacientam, taip sakau, vadinu tokių tobulų sąlygų sudarimų pastojimui. Nes ką tu padarai, tai tu paskatini ovuliaciją, kad jinai vyktų, tu žinai, kada jinai vyksta. Tada vyras priduoda spermos mėginį, laboratorijos yra paruošiamas, nuplaunamas, centrifuguojamas, tai žodžiu toks padaromas kaip koncentratas. Ir tada su plonu kateteriu, tikrai net pacientės nejaučia to, įeiname į gimdą ir suleidžiam spermatozoidus. Tai daroma, kai vyksta ovuliacija. Taigi aš tai ir sakau tokios šiltnamio sąlygos, nes tu patalpini į gimdą spermatozoidus ir jie jau turi nulėkti apvaisinti kiaušialąstę, kuri jau būna pakeliui iš kiaušidės kiaušintakių. Tai va, tai vis tiek viskas vyksta ganėtinai natūraliai, tai pastojimo šansai yra nėra labai dideli, 10-12% po inseminacijų, nes vėlgi tai yra natūralus procesas. O kitas būdas jau yra tas vadinamas IVF-as, tai jo metu jau yra kiaušidės stimuliuojamos hormoniniais vaistais, jos moteris leidžiasi į pilvą, jos užauginamos jau kiek yra tų folikulų, tiek jų yra auginami kiaušidėse ir tuomet mes išimam, tai yra skausminga procedūra, todėl daroma sedacijoje, narkozėje, moteris nejaučia to, įduriam į kiaušidę ir tiesiog išimam mechaniškai kiekvieną tą folikulą. Vyras tuo metu priduoda vėlgi spermos mėginį ir jau laboratorijoje embriologas, yra žmogus, kuris dirba su ląstelėmis, jau apvaisina kiaušialąstės laboratorijai. Tuomet auga embrionai, vystosi embrionai, jie žinoma laikomis inkubatoriai, specialioj tokioj, kaip čia jį pavadinti, inkubatoriai specialiuose sąlygose, kurios atkartoja žmogaus kūno ir gimdos sąlygas ir jie jau ten patys savaime auga, mes jau, čia nėra jokio įsikišimo, nes tiesiog kaip jau jie auga, taip auga. Ir tuomet vienas embrionas dažniausiai yra įdedamas moteriai į gimdą ir tikimės, kad jisai ten ir pasilieka. Tai va, nors aišku, atrodo, skamba taip, kaip pasakoji, na taip, nemažai, bet kai poros kažkaip perina tą procesą, dažnu atveju sako, na, atrodo, ėjo ir praėjo. Taip, atrodo, daug ruošiamės, o ėjo ir praėjo, nes vis tiek viskas yra atliekama per vieną menstruacinį ciklą, ar ne? Nes ciklais viskas yra, taip kaip ir natūraliai mes pastojam tam tikram ciklė, tai čia procesas irgi vyksta ciklais. Tai, žinoma, tai toks iššūkių reikalaujantis procesas, bet jau jo pastojimo šansai yra žymiai didesni. Man gal norėtųsi pasidalinti šitoj vietoj, kadangi pati labai bijojau proceso IVF-o ir apskritai psichologiškai, aš nežinau, kiek pacientai, kurie ateina, turi, pavyzdžiui, aš turėjau praeiti tam tikrus barjerus. Pirma, kad natūraliai nebeturiu laiko ir kad turiu bandyti pagalbinės priemonės. Čia buvo jau vienas toks susitaikymas realiai. Tada kitas, aš bijau pagalbinio, čia yra baisus procesas.
iš tikrųjų dabar, kai perėjau tuos etapus, nieko tokio baisaus, tos adatos tokios plonos, nelabai ten skauda, tas pats suleidimas, tiesiog galbūt jautresniems žmonėms tas pats į pilvą, kad jausmas badau. Esu girdėjęs, kad hormonai kažkiek emociškai paveikia iš moterų, bet tai tikriausiai irgi nėra kažkas tokio, labai tragiško. Jo, vėl reikia nepamiršti, kad žmonės labai skirtingi. Vieniem tikrai labai taip jautriai ir kartais tas hormonų toks šakinėjimas duoda tokias nuotaikų kitas, kitom visai ramiai praeina. Man atrodo, kad gal svarbu yra tiesiog nebijoti klausti ir aiškintis, kas yra neaišku, nes kuo tu daugiau informacijos turi, tu tuo mažiau bijai. Taip mes esam sutverti, kad bijom to, ko nežinom. Tai žmonės dabar jau skaitosi, tikrai klausia, domisi, stengiamės ir informacijos pacientam duoti, kur pasiskaityti. Visą laiką paklausim, ar viskas aišku, ar procesas aiškus. Dabar jau sakau, ir medijose tikrai girdisi podcastai, žmonės dalinasi savo istorijom. Ir dabar jau dažnai tikrai išgirstu dėl to, kad yra pakankamai nemažai nevaisingų porų. Jau pacientė sako, tai va mano draugė darėsi, tai va mano ten sesuo, tai va dar kažkas. Tai jau matau, kad žmonės kalbasi apie tai, dalinasi, vadinasi, savo artimoje aplinkoje. Ir tas, aišku, man atrodo toks numeris 1, kodėl tu mažiau bijai arba tau jau kažkas vadinasi tą perėjo ir tau jau gali kažkaip tave paguosti, patarti, padėti. Tai man atrodo čia toks labai svarbus aspektas - rasti aplinką, kurioje tu gali apie tai šnekėti. Ar tai būtų tavo draugai, ar tai būtų tavo partneris, ar gydytojas, nežinau, kur tu jautiesi saugus ir kur tu galėtum apie tai pasakyti. Gali būti terapija, psichologas. Tas tikrai daug parų į tą eina ir visą laiką stengiamės pasiūlyti, kad priminti, kad yra ta pagalba ir tikrai drąsiai į tą kreiptis, nes kuo žmogus ramesnis, tuo ir procesas ramiau praeina ir ramiau jis yra išgyvenamas. Aš kažkaip gal irgi noriu pasidalinti iš tos psichologinės pusės, kad šiaip, tikrai, kadangi bendravau irgi su nemažai moterų ir daug kas bijo pasakyti kitiem dėl to jausmo, kad aš esu niekam tikusi arba kažkaip nesugebu arba kažkas su manim negerai, nors iš tikrųjų, tai nėra visiškai tiesa. Ir mano atveju bent jau viena istorija labai įkvėpia, kaip moteris koncerto metu nuėjo į tualetą, nežinau kaip ten įleido su tais švirkštais, bet koncerto metu susileido ir toliau ėjo į koncertą. Tai man kaip pasakė, kad šitai padarė, tai galvoju, tai jeigu koncerte gali leisti, tai čia kas nėra taip baisu, kaip atrodo. Tai, taip, nes bet tas švirkštų leidimas vis tiek yra toks labai susijęs su ligoninėm, su kažkokiom, vis tiek mums tai yra neįprasta, nes mes nesidarom paprastai to, bet tikrai tie vaistai, hormoninis gydymas yra paruoštas pacientui, adatos plonos, tikrai neskausmingos. Aš tik sakau, reikia mums prisiminti, kad yra žmonių, pavyzdžiui, kurie serga cukriniu diabetu, tai yra jų kasdienybė, visas gyvenimas yra su tuo gyvenama. Tai tikrai tas vaistų leidimasis, paskui jau pacientė sako, tai gerai, čia gal ir nebuvo labai sudėtinga. Tai vėlgi, kai susiduri su to, jau pamatai, kad įmanoma tai padaryti ir daro ir koncertus ir visur kur pacientas, tai tikrai padeda. Tai. Man viena yra pacientė pasakosi, kad ten kažkas darbo valandos, kur turbūt neišeina taip jau namuose leistis, tai sako, tai aš į pietų dėžutę įsidedu, į šaldytuvą taip pat įdedu darbę, nes turbūt bendras šaldytuvas nesimatų, sako, tada pasiemu tą dėžutę, ten kažkur nueina, susileidžia ir viskas. Kaip paprastai. O skamba blogiau nei yra. O yra tikrai moterų, žinau irgi, kad bijo, kad susirgs vėžiu, nes tie hormonai yra stiprus ir ką gydytojai mano apie tai ir kokios yra galbūt rekomendacijos irgi šituo klausimu pasirūpinti. Tai tas hormonas dar, papasakosiu, kas yra leidžiama, tai leidžiamas yra foliutropinas. Tai yra rekombinantinis
folikulų stimuliuojantis hormonas, jisai pas mus irgi smegenyse nuolat yra gaminamas, nes tam, kad vyktų folikulų augimas. Tai va, tai yra toks PAD hormonas leidžiamas į pilvą tik didesniem dozėm, tam, kad kiaušidėse augtų nebe vienos, o daugiau tų folikulų. Tai va, tai nėra kažkas tokio, kaip čia sakyti, nepažįstama mūsų kūnai. Tai va, bet aišku, yra, kadangi jau yra keliasdešimt metų praėję nuo pradžios šito IVF, yra daroma daug tyrimų, ar, va, pavyzdžiui, didėja kiaušidžių vėžio rizika, tai kažkokių dar nėra patvirtintų sąsajų, kad tikrai ten IVF didina riziką vėžio, bet vis tiek šitas vaistas jungiasi ir prie krūties receptorių, tai vėlgi nerasta yra 100% sąsajų, bet rekomenduojam, aš tiesiog pacientam visom rekomenduoju tirtis krūtis, nepaisant to, ar darai IVF ar ne, nes krūties vėžys yra pats dažniausias moters vėžys. Iš visų onkologinių susirgymų krūtų vėžys yra pats dažniausias, tai aš visiems pacientam labai rekomenduoju pasitikrinti krūtis, tiek darant procedūras, tiek po procedūrų, nes tiesiog yra, tai yra jaunų moterų liga apskritai. Tai tokių kaip griežtų vėlgi nėra kažkokių tyrimų atlikta, kurie 100% patvirtintų sąsajas, tai, bet rekomendacija, aš rekomenduoju vien dėl to, kad stengiuosi supažindinti su tuo didelė krūtų vėžio paplitimu, nes iš tikrųjų ta prevencinė programa dabar yra nuo 45, o vėžys būna diagnozuojamas tikrai ir anksčiau, tai visada akcentuoju krūtų patikrą, nes kažkaip Lietuvoje dar jinai tokia nėra itin populiari, kaip pavyzdžiui gimdos kaklelio vėžys, kur tikrai kiekviena pacientė įtikrinasi. Tai vat manau, kad turėtų būti taip pat dažnai ir apie krūtis kalbama ir akcentuojama. O kaip, pavyzdžiui, ar yra kažkokių būdų, ką rekomenduojat stebėti ir gaudyti tas vaisingiausias dienas, ar pavyzdžiui, žinau, kad yra kūno temperatūra, moters labiau jaučia, kad kyla. Gal dar yra kažkokių būdų, kaip kuo tiksliau pagauti tas vaisingas dienas, nes ilgainiui, jeigu metus tai tampa darbu, dažnai santykiuose, o ne malonumu. Tai kaip savo padėti, bet... Na, čia toks, turbūt čia klausimas yra link ovuliacinių testų linkstama, nes jie yra gan populiarūs, ypač bandant pastoti ir daug porų daro tos ovuliacinius testus, bet yra pastebima ir mes tą matom, kad poros, na tada tas tampa tikrai tokiu darbu, nes gaudai tą testą, jeigu jis teigiamas iš karto, tada jau kažkoks tarsi, na, toks pareiga turėti santykius, tai toks labai apsunksta procesas ir tada jau atsiranda psichologinė našta. Tai tada aš sakyčiau, jeigu jau stebėti savo kūną ir suprasti, kada vyksta ovuliacija ir tada aplink tą ovuliaciją turėti santykius, kad tai būtų kuo psichologiškai lengviau, jeigu jau neišeina niekaip suprasti, ar ne iš kūno temperatūros, tarkim, gleivių pagausėjimas, nuotaikų kaita, tai tada jau vėlgi galbūt pasitarti su specialistu, pasižiūrėti ultragarsu, kada ta ovuliacija vyksta. Jeigu ciklas regularus, tai paprastai jinai vyksta panašiai kažkada, panašiomis ciklo dienomis, tai tiesiog aplink tas dienas turėti santykius, kada norisi, o ne kada jau ten reikia. Tai paprastai tie ovuliacijos testai, na gal tik jau nebent jeigu visai pacientė nesusigaudo arba nejaučia, bet visada geriau pasitikrinti, pasitarti, išsiaiškinti, kad nebūtų to reikia momento jo. Tai ar iš savo patirties turėjot tokių situacijų, kad procesas per sudėtingas porom, nežinau, jie išsiskiria arba galbūt kažkaip galima savo padėti, žodžiu, kai vargsta metus laiko, kaip savo padėti ir gal turėjo tokių situacijų, kada nepavyksta porai išlaikyti santykių? Tai visokių situacijų būna, tikrai čia gyvenimas yra, tai visko būna, tikrai porom gaila, bet išsiskiria tie keliai, galbūt ir nebūtinai dėl to, gali būti, kad procese vis tiek turbūt, kai pora kažką naujo daro kartu, jinai ir mokosi vienas apie kitą tu mokosi, tai visokių tų situacijų būna ir aš manau, kad visą laiką reikia, jeigu jau atsiranda ta įtampa tarpusavį arba jau
matosi, kad kažkas tai, tikrai tokia pajauti, kad kažkai yra įtampa, tai vis laik reikia prisiminti, galbūt sustokim, truputėlį padarykim pertrauką, esam dar ir su pacientais, kad gydymo eigoj nusprendėm nepradėti procedūros, pertrauką, kol pacientai, pasiruošia galbūt, nurimsta, arba kartais sako, mes gal norim dar kažkokių kitas opcijas išbandyti, tai aišku visą laiką padrasinam, nes turi pacientas irgi jaustis gerai, jis turi būti pasiruošęs, nes vis tiek gydymas yra atima ir laiko, ir jėgų, ir psichologinis nuovargis yra, tai tikrai visą laiką stengiamės taip pasitarti ir jeigu pamatom, kad kažkoks yra kabliukas, dirgiklis, tai pakalbėti apie tai ir išsiaiškinti ir tarpusavį, turbūt jeigu jau poroje matosi, kad ta įtampa jaučiasi, atsisėsti tiesiog visų pirma kartu pasikalbėti, kur yra ta problema ir kad galbūt ir vėlgi terapiją lankyti, kad ir proceso metu, kad būtų tos vietos, kaip pasikalbėti, nes kartais tikrai turbūt sudėtinga yra kasdienybėj su tuo būti. Dabar turiu dar mūsų rėmėjo Gentle Day klausimą. Prieš uždegiminę mitybą tampa toksai mados dalykas, kur yra sakoma, kad padės tiek vaisingumui, tiek tom pačiom skausmingom mėnesinėm. Tai ką gydytojai galvoja apie tai? Tai aš nesu specialistė, pasakysiu mitybos klausimais, nes yra tiesiog dabar jau žmonių, kurie tame specializuojasi ir tikrai tai įsigilinę, bet apie priešuždegiminę mitybą jau šiek tiek pradedama kalbėti ir nevaisingumo konferencijose, ypač pacientams sergančiom endometriozę, nes endometriozė yra tokia uždegiminė liga, tai tarsi jau atsiranda tokios pirmosios rekomendacijos apie tai, kad galbūt yra naudos iš to. Pirmieji tyrimai, nėra studijų, kurios apžvelgtų plačiai arba į tokių didelių studijų, tai reiškia jau kur 1000 pacientų yra įtraukti, tai kiek man teko domėtis, tai tik keliais šimtais, tai ta nauda yra stebima, mažina uždegimą, vėlgi aš sakau, kas yra gerai visam kūnui procesui, tas gerai ląstelėm, tas reiškia gerai ir pastojimui. Tai manau, kad pagal save vėlgi reiktų atsirinkti, jeigu iš to matoma nauda, pacientas pabando, gerai jaučiasi, virškinimas pagerėja, tai valio, vadinasi, tai tinka, kaip ir su turbūt daug dalykų. Ir visą laiką galima pasikonsultuoti, nes tikrai yra mitybos specialistai, kurie apie tai domisi, šneka, tyria žmonės, žiūri maisto produktus, kurie tinka, netinka, tai manau, kad kažkada bus didesni tyrimai ir tikrai savo vietą turės. O endometriozė, kiek būna situacijų būtent su šita liga turintiem žmonėm vaisingumo temoje? Kiek tai trukdo ir gal yra kažkokių tai būdų, kaip galima padėti iš medicininės pusės jau mitybos? Jo, endometriozės tai mes matom daug pacienčių, dėl to, kad endometriozė vienas yra iš rizikos faktorių pastojimui, tai yra, kaip sakiau, uždegiminė liga, jinai trukdo tam tikriem pastojimo, trukdo natūraliam pastojimui, tai tos pacientės pas mus tikrai gan dažnai ateina ir mes ją pakankamai dažnai diagnozuojam. Ir tada jau reikia vertinti jos išplitimo dydį, dėl to, kad jinai turi tam tikras stadijas, tai jau gydymas tada labai priklauso individualiai. Ir nuo to, kiek metų stebima, ir nuo to, kiek yra išplitusi, ar yra gretutiniai simptomai, skausmingos ten mėnesinės, tepimai, žodžiu, tada jau vertinam ligos išplitimą, moters amžių žinoma, tada jos nevaisingumo visą istoriją ir kartu priimam sprendimą, nes yra įvairių gydymo būdų, nuo operacijų iki vaistų. Tai tada jau kartu kalbamės ir tą planą apsprendžiam kartu pagal jos konkrečią situaciją. O policistinių kiaušidžių sindromas čia yra truputį kitaip, kaip suprantu, kad žymiai daugiau folikulų ir galima ilgiau turėti tą galimybę. Daugiau nereikia. Tai galima turėti ilgiau kaip ir tą galimybę, bet kaip savo padėti pastoti, nes irgi tai kažkiek trukdo pastojimui.
Tai su policistiniam kiaušidėm kaip ir kiekviena liga, kaip ir mažai blogai, kaip ir daug yra irgi blogai, tai reikia pacientį ištirti, tai į tą ištyrimą įeina ir jos bendras kūno ištyrimas dėl to, kad reikia nustatyti, ar nėra gliukozės netoleravimo, tai vis laik dažnai atliekam gliukozės toleravimo mėginį, pasižiūrim, ar nėra sutrikimų ir tada jau vėlgi darom visus tyrimus, nustatom bendrą būklę ir tada žiūrim, ar užtenka, ar yra tik ovuliacijos sutrikimas ir mes pradedam tik nuo ovuliacijos, tarkim, vaistų, kurie padeda ją įvykti, ar jau tada, jeigu kažkokia yra ilgesnė istorija, ar jau yra bandyta prieš tai ovuliaciją skatinti ir nepavykę, tada jau aptariam kitus gydymo metodus. Tai vėlgi irgi vertinam visą situaciją, atliekam vis tiek visus tyrimus. Tai, nes kartais taip būna tokių situacijų, kai sako, pabandykim paskatinti ovuliaciją, jeigu nepavyks, tai jau tada darysim visus kitus tyrimus. Tai dažniausiai ne, mes vis tiek ištiriam viską ir tik tada skiriam gydymą, nes turi žinoti visą istoriją ir kaip viskas veikia, ar veikia, o ne pradėti, tarkim, iš karto nuo gydymo. Mhm. O yra tokių moterų, kur, tarkim, net nežino arba nes endometriozę, kaip suprantu, ganėtinai sunku irgi surasti, jeigu nedarai laparoskopijos, invazijos realiai į savo pilvą, kiaušidės ar ne? Į pilvą. Ir tu gal niekada ir nežinai, kad turi tą endometriozę, nes yra, kaip suprantu, didelis procentas moterų, kurios turi skausmingas mėnesinės, yra vienas iš simptomų. Ar kaip galima pasitikslinti, suprasti, kad čia yra endometriozė ir aš jau turiu sprendimo kelią kažkokį tikslesnį su vaisingumo gydytoju? Na taip, ne visą laiką tu gali nustatyti endometriozę ultragarsu, nes dažniausiai tai jau endometriozė židinius, kai matai ultragarsu, tai jau būna kokios nors cistos arba gimdos sustorėjimas, tai tikrai ne visada gali ultragarsu pamatyti. Vėlgi tada reikia vertinti, ką pacientė sako, jos skundus, pasikalbėti, ar jie yra gyvenimo kokybė labai trikdantis ir jeigu jau tau iš simptomų atrodo, kad tai galėtų būti endometriozė, tada, žinoma, galima pasiūlyti tą laparoskopiją operaciją, bet vėlgi reikia žiūrėti į situaciją. Aš lik savo geriau nueiti, pasikonsultuoti, kad ir jeigu jau planuoja nėštumą su nevaisingumo specialistu, kad pasitarti, ar tikrai tas gydymo metodas, ar galbūt yra kažkokių kitų opcijų, tai vertinam pagal tai, kaip jaučiasi pacientė, kokias jos simptomatika ir ko jinai nori. Ar nori savo gyvenimo kokybės gerinimo, nes tiesiog tai labai trukdo, ar jinai nori nėštumo. Tai tada pagal tai yra parenkamas ir gydymas. Nes aš ir kaip suprantu, kiekviena invazija, jinai kažkiek tai turi pasiekmes ir pavyzdžiui, kaip greitai gali nukristi rezervas, kokiu greičiu gali tai įvykti ir tam gal kokios situacijos gali pakenkti, nes tu gali vaikščioti pas tą gydytoją ir staigiai įvykti. Taip, tas rezervas, jisai vėlgi yra individualus, pastaisysiu, Taip, tas rezervas yra, tas greitis labai sunku man pasakyti, kaip jisai gali nukristi ir per kiek nukristi. Jis nebūna taip, kad jis vis tiek senka po truputį, nes mes ovuliuojam moteris kiekvieną mėnesį ir jis po truputį senka ir jau kažkada jisai pasibaigia. Tai žiūrint, koks jisai yra, bet vis tiek virš 35 ir 38, tas rezervas jau vis laik jį reikia atkreipti dėmesį, nes jisai, mūsų pikas reprodukcijos vis tiek vis dar išlieka toks iki 30, tai reikia vis laik atkreipti tą dėmesį į tą rezervą, bet nėra tokio greičio, jo nukritimo greičio, sunku pasakyti, nes vėlgi jis yra individualus, nes tu negali lysti į kiaušinį ir suskaičiuoti tų kiaušialąsčių, jų yra kažkiek tai, bet mes negalim, nepamatysi to, tai skaičiuojam tos folikulus ir tada jau vertinam. Žinoma, jeigu tie skaičiai labai labai maži, antimilerinio hormono, apie kurį aš kalbėjau prieš tai, tai jau tada reikia tikrai jau įspėti, kad tas rezervas į pabaigą ir tarkim, ir metų bėgiai gali jos pasibaigti ir mėnesinės nebeateiti. Tai vertinam,
kiekviena situacija irgi individualiai pagal amžių, pagal skaičius, tai bet tokio kažkokio universalaus greičio nėra. Gerai, dabar tarkim tokia situacija, kad aš esu vieniša moteris ir jau man gazdina tai, kad aš neturiu antros pusės, jau man virš 30, pavyzdžiui, 5 metai. Kokios yra galimybės pasirūpinti savim? Tai, pirmiausia, aišku, vėl, ką mes čia visai kalbam, nueiti pasikalbėti su nevaisingumo specialistu, įsivertinti kiaušidžių rezervą, pasidaryti galbūt hormoninius tyrimus, pasižiūrėti, kokia ten yra situacija, ultragarsą ir tada apsitarti dėl kokie norai, kokios ateities perspektyvos, nes 35 tokia irgi yra riba šiek tiek, nuo kurios jau pradeda truputėlį pastojimo tas šansas mažėti ir nuo 38 jisai taip mažėja dar labiau. Tai dabar populiarėja yra kiaušialąsčių šaldymas, jo metu mes išstimuliuojam kiaušidės, auga folikulai juose ir kiekvieną, lygiai taip pat kaip prieš pagalbinio apvaisinimo procedūrą, yra išimamos kiaušialąstės ir jos yra užšaldomos, tai vėlgi yra tam tikromis tik situacijomis, kai tikrai yra rizika, kad tas vaisingumas mažėja arba kad laiko jau nebėra. Tai tokia yra opcija ir pacientės jau vis dažniau ateina, užsienyje gan populiari procedūra, nes ląstelių kokybė, reikia suprasti, irgi priklauso nuo moters amžiaus. Kuo moteris jaunesnė, tuo mūsų reprodukcinės galimybės ir ląstelės yra geresnės ir su amžiumi po biškį jos mažėja. Tai dėl to nuo 35 atsiranda tam tikros klaidos ląstelėse, DNR klaidos, kurios ir trukdo būtent pastojimui. Tai tas amžiaus ta riba iki 35 tokia yra riba, kai jau tikrai ir visose studijose, jeigu pasižiūrėsim, pastojimo šansas mažėja. Ir aš jeigu teisingai žinau, kad tarkim Lietuvoje užsišaldžius ir jeigu tu norėtum tapti mama nesusituokus, tai nebūtų galimybės susilaukti vaikelio, bet jeigu norėčiau, kad ir Latvijoje, Ispanijoje vieniša mama susilaukti viena pati savo vaikelio su donoriniu sperma, tai tikriausiai yra įmanomas ir toks būdas ir taip daro, ar ne? Taip, tas medicininis turizmas šiuo metu yra. Tai šiuo metu įstatymai yra tokie, kad pagalbinio apvaisinimo procedūras gali gauti susituokusios poros. Tai taip, pacientės, kurios yra vienišos šiuo metu, gali užsišaldyti kiaušialąstes, o po to jis jau sprendžia, ką su jomis daryti. Aš žinau, kad yra dar vienas būdas susilaukti vaikelio, tai yra donorinės kiaušialąstės, ar ne? Šitas procesas yra žymiai dar paprastesnis negu IVF-as, nes yra labai tiesiog paprastai be jokių invazijų arba net užmigdymų, ar ne, tiesiog įdedama. Esu girdėjusi tarp moterų, kad čia vėlgi psichologiniai niuansai vyksta, kad čia galbūt ne mano vaikas, jeigu yra kitos moters, bet tuo pačiu moteris, kurios siekia karjeros, čia ganėtinai Lietuvoje yra populiaru ta donorinė kiaušialąstė, kurios ten virš 40 metų. Pirmiausia, tai donorinės kiaušialąstės, čia vis tiek tai yra, jeigu jau pora naudoja donorinės ląsteles, kiaušialąstės arba spermatozoidais, vis tiek jau turi būti patvirtinta, kad jinai negali susilaukti vaikų su savo ląstelė. Pavyzdžiui, pasibaigia rezervas arba ten kitos kažkokios kitos būklės. Prieiti prie šito. Turėtų jau, kad tu naudoji donorinės ląsteles, turi būti kažkokia medicininė indikacija, kodėl tu savo ląstelėm negali susilaukti vaikų. Tai tikrai jau, nepasakyčiau, kad tai populiaru, kaip tik tai yra tiesiog, paskutinė galbūt alternatyva, ką renkasi poros. Tai tada, jeigu jau taip atsitinka, kad prireikia naudoti donoro ląsteles, tai tada pacientai vėlgi bendradarbiaujant su klinika užsisako, susisiekia su donoro banku, kurie yra užsienyje, užsisako donorinės ląstelės, klinikos bendradarbiauja, jos yra pervežamos, tai yra tiesiai iš klinikos į kliniką ir tuomet jau su tom ląstelėm vyksta apvaisinimas,
yra sukuriami embrionai ir jau tas embrionas tada yra įkeliamas į gimdą. Tai va taip tas visas procesas atrodo ir toks jau dabar irgi modernėja donoriniai bankai, nes yra bankų, kurie netgi renka biometrinius duomenis, tai reiškia, kad dirbtinis intelektas parenka biometrinius taškus veide, kad donoras būtų kuo panašesnis, taip ir kad būtų tas toks atitikmuo. Tai toks ir labai smagu iš tikrųjų, kad pacientam tai yra toks didžiulis, manau, kad psichologinis palengvinimas, toks pliusiukas. Man tai labai yra įdomu tai, kad labai mes esam visi skirtingi žmonės ir tarkim vieniem donorinė iš karto atrodo ne opcija, kodėl aš turėčiau išnešioti ne savo vaiką, kitiem atrodo, kad surogatinė yra geriau, čia mes Lietuvoje neturim tokio varianto, bet kitose šalise yra ir surogatinė opcija, kitiem atrodo geriau surogatinė negu ir labiau, tai man galbūt iš psichologinės pusės aš tada sužinojau, kad yra psichologai grinai vaisingumo temoje. Ir tarkim, man tai kilo mintis, ar aš tą vaikelį, pavyzdžiui, priimsiu kaip savo, jeigu jisai bus panašus, nes parenka pagal plaukus, akis, rudos akis, ūgis, akis rudos ir galvoju, jeigu bus ne vyro spalvos akis, o mano, tai čia bus kitos moters, o ne mūsų. Ir man atrodo, tų tokių psichologinių niuansų visokių būna skirtingų, kaip priima. Taip, Manau, kad taip, mes turbūt daug nematom labai, ką pora pereina, nes vis tiek turbūt yra toks stiprus vidinis pokalbis tarpusavyje, tiek žmogui su savim, tiek porai tarpusavyje, kad turbūt sunku man įsivaizduoti, turbūt kokį kelią net nueina pora pasirinkdama tuos sprendimus. Tai vėlgi teisingai labai sakai, mes esame labai labai skirtingi ir tikrai kiekvienas labai skirtingai tą situaciją pasižiūri. Man psichologė Romena, man atrodo, iš Santarų klinikų pakomentavo tą panašumo klausimą labai gražiai. Ir tai, kad o kas yra panašumas, kad labai dažnai vaikai kopijuoja mimikas, žodžius ir panašiai. Ir taip jau atsitinka, kad jie tampa panašiai, juk pora supanašėja būnant kartu. Ir man čia toks buvo, taigi taip, ir plus daug tikrai esu girdėjusi istorijų, kad moteris susilaukusios vaiko iš pradžių net nepriima savo tikro vaiko ir jom reikia sukurti tą ryšį. Ir čia, tų istorijų yra tiek begalės, kad bijoti tokios situacijos arba, aišku, gerai yra dirbti su psichologu, bet tai, nėra. Taip, aš manau, kad visiškai pritariu, kad yra labai svarbu pirmiausia tarpusavy porai apie tai pasikalbėti, tikrai taip nuoširdžiai, ar mums tinka, ar mes norim, ir tada, man atrodo, labai veiksminga yra kartu nueiti pas psichologą, pas terapeutą. Ir žinoma, yra atskirai, jeigu tik yra poreikis, bet ir kartu, kad tu galėtum tikrai išsikalbėti ir visas tas baimės dar prieš procesą pakalbėti, o ne, tarkim, jau po proceso arba gydymo metu, kad aišku, gydymo atsiranda, bet labai svarbu, man atrodo, prieš kartu, taip pat tas nuoširdus tikrai santykis ir pokalbis, kad abiem pusėm tikrai būtų viskas tinkama, nes tai yra abiejų sprendimas. O kaip sau padėti, jeigu tikrai žinau, kad būna, kad tarkim padaro IVF, jau jiem pasiseka ir staiga netenka vaikelio. Ir tarkim, ir tai vyksta ne pirmą kartą. Tai kaip su tokiais klientais, pacientais. Na, čia yra tikrai skaudi istorija ir gydytojai yra skaudu dėl to, kad tu matai, kokį kelią tie žmonės nueina, matai, kiek jie įdėjo pastangų, kiek jėgų tas kainavo, tai visada tai yra tikrai man asmeniškai toks labai jau visą laiką emociškai sudėtingiausias etapas, tai turbūt tos irgi stebuklingo recepto nėra, tai vėlgi kuo būti
duoti turbūt laisvės savo visų pirma, išgyventi tą ir reaguoti taip, kaip tau atrodo teisinga ir išgėdėti, nes tikrai yra sunku ir liūdna. Ir pasirinkti laikotarpį, kurį tu nori, nes kai kurie pacientai sako, darom kuo greičiau kitą, kada čia galiu, o čia praeina ir taip. Tai yra tokia grupė, kurie sako, ne, man reikia pertraukos, aš dabar noriu nurimti, susigyventi. Tai skirtingi tie norai, tai vėlgi išgirsti save, pasitarti, žinoma, su gydytoju, su partneriu, tarpusavį ir pasirinkti taip, kaip tau yra, kaip tau norisi, kaip tu jauti, kad tau yra gerai, nes nėra vieno kelio, nėra čia kiekvienas žmogus individualus, tai manau, kad grįžti prie to, kad kaip aš jaučiuosi, kad man yra gerai. Jeigu aš noriu pertraukos ir galiu ją turėti, tai ir turėti, kad tiesiog kad atsigauti, kad nuo to rasti būdų, kaip su tuo susigyventi. O dabar apie ankstyvą kiaušidžių išsekimą, nežinau, ar teisingai tą terminą sakau. Kai kalbėjom, irgi minėjai, kad vis daugėja tų, kada prasideda ankstyva perimenopauzė, menopauzė. Kaip keičiasi dabar skaičiai, kokie yra galbūt jauniausios moteris, kurios ateina jau su mažu rezervo kiekiu? Taip, tai iš tikrųjų taip visai neretai irgi nustatom žemą kiaušidžių, nebūtinai išsekusi jau kiaušidžių rezervą, nes jau kai išsekęs kiaušidžių rezervas, tai jau tie skaičiai labai maži ir jau atsiranda jau sutrikimai ciklo, kaip ir mes prieš tai kalbėjom. Bet toks žemas kiaušidžių rezervas, tai iš tikrųjų dažnesnė yra diagnozė, kai dar jis neišsekęs, bet į žemesnę pusę. Tai kol kas irgi tyrimuose, kodėl taip atsitinka, kodėl senka tas rezervas, tai jis senka su amžiumi visų pirma, bet ir ne tik dėl amžiaus, dėl turbūt gyvenimo būdo, dėl aplinkos pokyčių galvojama, kad dabar ką mes kvėpuojam, kaip mes gyvenam, stresas, kiek plastikos naudojam, manoma, kad visas tas akumuliuojasi ar nesusideda ir šiek tiek veikia mūsų visą organizmą, tuo tarpu ir ląsteles, tai tas vis dar yra dabar labai taip apie tai kalbama, tikrai jau ir konferencijose tą išgirstam, kad aplinkos tą įtaką vaisingumui, tai tikrai nėra tai retas dalykas ir yra nustatomas ir tada su pacientėm kalbam, kaip galim padėti ir kuo, ar planuoja nėštumą, ar neplanuoja, kalbam apie vaisingumą išsaugojimą. Tai tai tokia tikrai toks dažnėjantis fenomenas. Kokio amžiaus buvo jauniausia pacientė su žemu? Pasitaiko, nes kiaušidžių rezervas yra įgimtas, reikia suprasti, mes gimstam su tam tikru kiaušialąsčių skaičiumi ir jisai senka per gyvenimą, dalis jų tiesiog ovuliuojant išsenka, kiti tiesiog sunyksta, tai tokios jau būna tikrai tokie reti atvejai, kur jau gimsta su labai mažu rezervu, tai esam turėję ir 21 ir 22 metų pacientis, bet vadinasi, jos jau gimė su labai žemu rezervu. Yra ir kur šeimoje, pavyzdžiui, kartojasi, yra pacienčių sakysius, kad mamai buvo anksti menopauzė, ten močiutei. Tai jeigu jau tokia istorija yra šeimoje, tai jau tikrai irgi reikėtų pasitikrinti ir ar tas rezervas geras. Bet tai čia jau tokie ekstremalūs tikrai atvejai, kai jau labai tas rezervas žemas įgimtas. O dažniausiai, jeigu taip fiziologiškai, tai jisai žemas pasidaro virš 40, jis jau toks neišsenkantis dar, bet jau žemėjantis. O kada taip yra diagnozuojama menopauzė, kad jau yra menopauzė? Tai yra atliekami hormoniniai tyrimai, jie parodo, žinoma, ciklo sutrikimai ir kartu ta kombinacija su ciklo sutrikimais su hormoniniais tyrimais pasako, ar jau ta menopauzė atėjusi. Ir žinoma, simptomatika pacientės. Žinau, kad prasidėjus, tarkim, ankstyvai menopauzei yra būtina kūnui estrogeno kiekis. Gal galėtum pasidalinti, kas yra svarbu ir dėl ko pasirūpinti, jeigu turi ankstyvą, tarkim, menopauzę, kad ateityje kaulai neretėtų. Taip. Taip, estrogenas yra mūsų moterų gyvybės šaltinis. Tai estrogenų mums reikia, nes tai viskas yra susiję ir kauliniai sistemai, ir širdies, kraujagyslių sistemai. Tai estrogenas yra reikalingas. Tai jeigu yra ankstyva
menopauzė, tai moterim yra skiriama pakaitinė hormonų terapija, tam, kad palaikyti normalų hormonų kiekį organizme ir tam, kad veiktų visa mūsų sistema. Tai tikrai pakonsultuojam, pasakom, paaiškinam, kokios ten dozės ir ta pacientė tada reguliariai tiesiog lankosi, prisižiūri pas ginekologą, žiūri, ar gerai toleruoja tą visą gydymą ir jį naudoja tam tikrą laikotarpį, nes estrogenai mums reikalingi. Tai gal taip, kad papildyti ar išplėsti, aš kadangi kiek žinau ir padeda nemigos sutrikimam, emocijų, smegenų darbui, tai čia pagrindiniai dalykai. Taip, ir dažniausiai, jeigu jau trūksta estrogenų ir nuovargį, pacientas tokį nuolatinį didžiulį jaučia ir oda labai pasikeičia, sako, man skilinėja nagai, plaukai, aš tokia, sako, pavargusi ir irzli. Toks tikrai čia yra bendras mūsų kūno toks variklis, sakykime, taip. Tai tikrai, jeigu yra labai labai išsekęs rezervas anksti, tai pagerėja, sako, pradėjau naudoti gydymą ir, sako, vėl atsigavau, vėl galiu miegoti, vėl galiu susikoncentruoti, skaityti, nes tikrai tas visas mūsų darbas kūno susijęs yra su tuo. O koks yra skirtumas, jeigu, tarkim, vėliau menopauzė prasideda, netokia ankstyva ir ta pakaitinė hormonų terapija, nes aš girdžiu, kad kartais nesirenka, nes tie hormonai vėlgi nėra geriausias tam, kaip pasakyti, daug kas bijo irgi vėžio, tikimybės ir panašiai, tai kuo skiriasi, kad vėlyvesnė menopauzė ir aš galbūt nebūtinai turiu naudoti pakaitinę hormonų terapiją. Jo, vėlgi čia reikia žiūrėti, kaip pacientė jaučiasi, nes kai kuriuom tikrai nėra tokie išreikšti tie simptomai ir jinai gan, tarkim, ją vargina tik tai karščio bangos, ar ne, arba ten tik tai miego sutrikimai, tada tu gali kažką pritaikyti. Yra ir natūralūs papildai, natūralūs estrogenai, kurie gali pacientė pabandyti naudoti. Ten galima, tada gali kombinuoti, tarkim, kai kada pacientas turi spiralę, pavyzdžiui, kuri apsaugo gimdos gleivinę, tada naudoja, pavyzdžiui, per odą estrogenus, yra purškiami estrogenai ir tada tų šalutinių mažiau, tos rizikos mažesnės, tai tada gali kombinuoti pagal tai, kaip pacientė jaučiasi ir koks yra poreikis jos, kas ją vargina. Tai tikrai tos situacijos įvairios, pasižiūri, žinoma, ir dar neturi rizikos veiksnių kažkokių neturėti, kad galėtum skirti ir pasikalbi su pacientė, pasižiūri, ko jai labiausiai reikia. Bet vis tiek dažniausiai tą simptomatiką sumažinti, tai kažkokį gydymo kombinaciją vis tiek kažkokią pasirenkam. Dar prisiminiau tokį klausimą apie mitus pastojimo visokius, kur čia biškį nukrystam prie linksmesnių temų. Ar pavyzdžiui, tokie mitai kaip po sekso pakelti kojas ant lovos, kad lengviau pastoti, ar yra tokių mitų, kurie iš tikrųjų kaip rekomendacijos būtų veikia? Ar tik labiau tokie... Reikėtų sakyti, man mitus, aš jų daug negirdėjus. Ne, bet dėl kojų pakelimo. Viena pakelimas, kita, kad ten tikriausiai ilgiau pabūti sueityje, dar kokie ten, nežinau, dabar pati galvoju, man kažkodėl tos kojas pakelti. Kažkur esu šiaip skaičiusi, kad, man atrodo, vokiečiai buvo padarę studiją, kur kažkaip po santykių buvo liepta palaikyti kojas pakeltą ir ne, tai nesiskyrė pastojimų išeiti. Tai kažkur liktai esu skaičiusi, kad buvo daryta. Tai gal tada dar kaip padėti, ir turbūt klausimas yra. Tai aš vėl grįšiu prie to, kad kuo būtų tas procesas natūralesnis, ne iš pareigos, jo malonesnis, kad būtų toks, kuo mažiau tos įtampos. Aišku, čia toks, aš suprantu, labai, kaip čia padaryti be įtampos, gyvenk be streso, tai čia šiuolaikiniam pasauliu turbūt neįmanoma, bet netostogausi per kiekvieną ovuliaciją turbūt. Bet kažkaip tai, kad tą aplinką, tą nusimti nuo savęs, tą psichologinę naštą, čia bendrai kalbant, didesnio, daugiau ten nesu girdėjus, kad ten padėtų kažkas tai tokio. Ir kad pastojimo tas procesas nebūtų darbas, kur einam pagal tvarkaraštį.
Einam, dabar reikia. Aš prisiminiau, pacientė manęs yra klausiusi, ką aš dar galiu padaryti, ką dar galiu ten, man atrodo, po embriono įkėlimą, sako, gal dar kažką, sakau, nieko, geros emocijos, ten taip toliau. Ir pastoja ta pacientė ir paskui man pasakoja, žinokit, aš tai ten nusipirkau tokią žvakę, kur ten kažkokia turbūt speciali ir ten reikėjo ją deginti iki galo, ta prasme, leisti jai sudegti, neužgesinti jos. Tai sako, budėjom ten, kad neuždegtamų turbūt, aš įsivaizduoju, pusę ten tos paros, kad jinai neužgestų tą žvakę. Ir sako, ir va, žinokit, pastoju. Tai aš sakau, kad turbūt ne žvakės pastojat, bet tiesiog turbūt vis tiek yra kažkoks toks, nežinau, nukreipti kažką mintis, kažką ritualą kažkokį sugalvoti, nežinau, kur tau padėtų į ką nors kitą susikoncentruoti ir tiesiog nurimti, gal taip sakyčiau. O buvo dar kokių juokingų istorijų su pastojimu? Esu dar irgi sulaukusi, man atrodo, irgi gal po procedūrų, kur manęs pacientas klausė, o galima dabar vyną žerti? Žinokit, sakau, negalima alkoholio. Bet sako, truputį galima. Sakau, nežinokit, negalima. Tai paskui pacientas irgi, jeigu pastoja, sako, aš išgeriu turi. Bet manau, kad čia, tokio tada tarsi pasiteisina, nežinau. Tai sakau, ką jau dabar jau pasfaktum. Jo. Tai vėlgi, kas su kuo susijęs su turbūt atsipalaidavimu ir tokiu geru jausmu, gera emocija. Mes galbūt nedaug pakalbėjom apie vyrus, bet kiek aš suprantu, iš vyrų spermogramos yra tiesiog aišku. Čia yra problema, jūs duodat kažkokias instrukcijas ar panašiai, o jeigu vyras tiesiog neina nieko padaryti su jo situacija, ar būna tokių atvejų? Žiūrint vėlgi, kokia situacija, aišku, būna labai tokių ryškių spermogramos pakitimų arba būna, kada spermogramų iš vis nerandama spermatozoidų, tai yra mėginyje, tiksliau sakant, spermos mėginyje nerandama spermatozoidų, tada jau, aišku, yra toks labai gilus ištyrimas, siunčiam urologam, daromi hormoniniai tyrimai, genetiniai tyrimai, daromos procedūros ir vyram. Tai yra, kai ieškoma jau tiesiai iš sėklidės imama mėginiai, tokios procedūros, testą vadinama, ir ieškoma tuose mėginiuose spermatozoidų. Tai vėlgi jau tada yra ir vyram tos procedūros atliekamos, tai tikrai stengiamės tikrai informuoti vyrus, pasakyti, paklausti, pabrėžti tą, gal dar akcentuočiau rizikos veiksnių žalą, nes kaip taisyklės vyrai dažniau rūko, galbūt ir stresas didesnis, tai irgi dažnai kažkaip konsultuojant poras stengiuosi akcentuoti, nes vyrai sako, tai mano spermograma gera, tai viskas čia gerai yra. Tai ne, vis tiek yra nustatyta, kad ir to, ko tu nematai, tu negali spermatozoido vidų įlysti ir pasakyti, ar jo galimybės yra, viskas tvarkoja. Tai tikrai vis tiek tie rizikos veiksniai, rūkymas, alkoholis, labai didžiulis stresas, jisai irgi kenkia. Tai vyrai dažnai stengiamas akcentuoti, kad tikrai, bandyti koreguoti tos rizikos veiksnius. Viršsvoris vėlgi, jis yra senai nustatyta, yra susijęs irgi su sutrikimais pastojimo, tai tiek vyrui, tiek moteriai rekomenduojama pirmiausia yra svorio korekcija, sportas, aktyvus laisvalaikis, kad truputį pagerinti savo potencialą. Bet o šiaip toks ne į temą, bet buvau girdėjusi ir skaičiusi, kad pirtis vyram nėra labai gerai dėl karščio. Jo, po pirties vis tiek yra stebima, kad sulėtėja spermatozoidų judrumas, nes karštis nėra gerai spermatozoidam, kaip ir varikocelė. Tai yra venų išsiplėtimas sėklidėse, nes daugiau kraujo priteka, yra didesnė šiluma ir lėtėja spermatozoidai. Tai siekiant pastoti prieš ovuliaciją, į pirtį jau reiktų susilaikyti, būtent dėl to, žinoma, tai yra laikinas, jis po to atsistato, bet jau prieš pat ovuliaciją tai pirties reiktų privengti vyram. O tikrai žinau, kad dažnai būna neaiškios kilmės nevaisingumas. Ką tokiu atveju daryti? Taip, čia mūsų tokia irgi grupė pacientų opi, nes seniau jos būdavo daug mažiau neaiškios kilmės nevaisingumo, o dabar tikrai yra gan dažnai nustatoma, tai yra, kai tu ištiri porą ir vyrą ir moterį ir visi tyrimai yra geri, tu tiesiog nematai, nerandi, bent jau iš to, ką padarai iš tyrimų, nematai, kur yra problema, tai mes tiesiog taip ir pasakom, pacientam čia yra neaiškios kilmės nevaisingumas, mes nežinom, kas yra negerai, tai aišku būna toks
Aš manau, kad ir pacientų, ir gydytojų yra psichologiškai sunkesnė diagnozė šiek tiek, dėl to, kad kai tu turi problemą, tai tada kažkaip atrodo ir tą gydymą gali taip sukoncentruoti arba pasiūlyti, toks kažkoks yra lengviau jį priimti, nes tarsi žinai problemą, o kai yra neaiškios kilmės, sunkiau ir gydymą priimti, sunkiau ir siūlyti jį, nes kaip ir nėra tos aiškios priežasties ir tikrai sunkiau pacientam priimti. Mes esam pastebėję, kad sunkiau pacientam, kad ir jeigu jau prireikia pagalbinio apvaisinimo procedūros, tai tarsi dar toks kažkokia dvejonė yra. Galbūt pavyks. Taip. Tai mes visada su šitais pacientais įsivertinam situaciją, pasižiūrim jų amžių, nes labai svarbus faktorius yra amžius, pasižiūrim rezervą, ar mes turim to laiko, kiek to laiko turim. Ir tada tikrai nebūtinai iš karto ten kažkokios procedūros, tikrai pakalbam apie gyvenimo būdo korekciją, nes tiek sakom ir dabar irgi daug tyrimo apie tai atliekama, iš kur to neaiškios kilmės nevaisingumo, tai irgi kalbam apie tą mūsų aplinką, ką mes naudojam. Aš pati akcentuoju dažnai, persižiūrėkit buitį, plastikos, jeigu daug naudojat, stenkite sumažinti, plovikliai, skalbikliai, kad viskas būtų kuo švariau, be pridėtinių kažkokių priedų, ten kvapiklių, kad būtų ta aplinka kuo švaresnė. Tai visą laiką apie tai pakalbam, ten jeigu viršsvoris, pasistengti koreguoti tada jau gyvenimo būdą ir tada jau pagal situaciją, ar pacientai tikrai kartais sako, ne, mes dar norim pasibandyti tam paprastai, su papildais, pavyzdžiui, arba su kažkokiais kitokiais natūraliais būdais, tikrai ir jeigu tik laikas leidžia ir pora nėra vyresnė, tai sako, puiku, tai jeigu tik tai vis laik informuom, jeigu reikės arba nepavyks, tai grįžkit, galėsim pakalbėti toliau apie gydymo būdus. Tai tokia tikrai sunkesnė grupė pacientų, nes neturi tokio aiškaus atsakymo, į kas yra blogai. Tai ir žinoma, kartais ir būna ir grįžta pacientai ir pastoja, po tam tikrų kažkokių, yra pacientai, sako, pakeitėm ten darbą, turbūt buvo labai didžiulė stresinė kažkokia aplinka, arba ten dar kažkokie gyvenimo pasikeitimai ir žinoma būna ir kad nepavyksta, ir tada jau mes kalbam toliau apie kitas procedūras. Kad taip suprasti, kadangi tikrai, tokia nemaloni tema kalbėtis tiek su artimaisiais, tiek aplinkoj, kad taip suprasti ir nesijausti galbūt vienišu, kiek tai yra dabar tema aktuali, kiek žmonių ateina kalbėtis. Tai, oficialūs skaičiai sako, kad 1 iš 6 porų susiduria su nevaisingumu. Vėlgi galvojama, kad turbūt dabar jau daugėja tų porų, sunku, nes nėra tokių labai aiškių vėlgi kriterijų, ne visos šalis turi registrus, kaip čia tiksliai tas poras kategorizuoti, bet turbūt didesnis tas skaičius yra, turbūt 1 iš gal 4-5 porų reprodukcinio amžiaus susiduria su kažkokiais tai sunkumais, ar bent jau prireikia ištyrimo, kad suprasti, ar viskas yra gerai. Tai iš tikrųjų, daug porų ateina ir daug, nebūtinai tai pasibaigia procedūrom, tikrai nereikia suprasti, tikrai kartais užtenka kažkokių tyrimų, ten ar gyvenimo būdo korekcijų, bet tikrai tų sunkumų yra daug ir man atrodo, kuo tu, yra tas laikotarpis, kad pora turi nepastoti metus laiko, kad tu jau tirtum tą porą, toks yra kaip ir apibrėžimas, jeigu vyresni nei 35-36, tada galima ateiti anksčiau ir po pusės metų, arba jeigu jau žinomas yra kažkokios ligos, tai žinoma irgi ateiti pasikonsultuoti, pasikalbėti, išsitirti, tai man atrodo nebijoti, ateiti išsitirti bent jau arba pasikalbėti, kad truputį tas jausmas, netgi galima niekam ir nesakyti, ir ateiti išsitirti, kad būtų šiek tiek truputėlį ramiau. Labai pritarčiau. Ir aš labai noriu padėkoti kartu su rėmėju. Turiu dovanėlių, visą krepšelį ir vienas iš labai fainų dalykų yra, nežinau, ar bandėjai tokios servetėlės, kurios labai yra švelnios ir, tarkim, būna sloga, tai nebūna tos raudonos nosies. Tai man labai patinka šitas. Ir jo, Gentle Day man yra Vilmantė įkūrėja. Mes susipažinom ir man įkvepianti moteris iš tos pusės, kad daro daug dalykų, kad moteris jaustųsi komfortiškai ir net pati dalinasi savo žiniom ir jos verslas nėra, kad vien daryti verslą. Tai kažkaip labai džiaugiuosi, kad su jais
kad jie vat palaiko šitokius podcastus. Ačiū labai, labai malonu. Tai ačiū, kad pakvietei. Ačiū, Brigita, ir tikiuosi žmonėm, kurie vat yra toj kelioniai, šiek tiek jausis daugiau ramiau, daugiau sužinoja plačiau visą informaciją ir nėra blogiausio scenario, žinai, kaip perėjus jau esu ganėtinai daug etapų, dabar man atrodo, kur aš ten verkiau, nebuvo taip blogai, kaip atrodo, vis tiek man atrodo gyvenime. Vis tiek kažkokiu būdu būsiu mama ir rasiu savo būdą. Tiesiog tose etapuose kažkaip būna sunkiau, gedulo etapuose. Taip. Aš manau, kad apskritai tas procesas visas yra toks kažkoks kelias ir vis tiek jis kažkaip tai kažkuriuo būdu, vis tiek tu žmogus, kai eini, kad ir kokia ten, ar sveikatos kelionė, ar psichologinė kelionė, ar emocinė kelionė, tu vis tiek, užbaigsi kažkokiam etape, galbūt užaugęs, galbūt pasikeitęs kaip žmogus, galbūt kaip su partneriu kartu esi pasikeitęs, kaip visai gal tas ryšys į kažką kitą išaugs. Tai man atrodo, gal svarbu apie tą pagalvoti ir prisiminti, kad ir kaip čia prasidėjo viskas, vis tiek mes kažkokiam tai, kažkaip tai pabaigsim, galbūt pasikeitę, galbūt kitokie, galbūt ne taip, kaip tikėjomės, bet vis tiek kažką mes išeisim iš šito viso kelio. Tai ačiū labai. Ačiū. Labai faina.